Rokiškio Grand Rally. Šis ralis yra tradiciškai didžiausias, ilgiausias ir sunkiausias ralis lietuviško ralio kalendoriuje. Su beveik 150 km greičio ruožų jis prilygsta beveik pusantro tipinio lietuviško ralio. Tačiau gamta įvedė šiek tiek korekcijų. Dėl itin lietingos vasaros buvo nutarta dar neprasidėjus raliui atšaukti 13 greičio ruožą. Taigi ralis šiek tiek sutrumpėjo, bet nedaug. Prie starto linijos stojo net 105 ekipažai, jeigu skaičiuoti ir ralio sprinto dalyvius bei bagius, kurie šiemet rengia atskirą savo Extreme čempionatą. Tiek dalyvių šiemet neturėjo nei vienas lietuviško ralio etapas. Kartu Rokiškis Grand Rally paskelbtas ir kandidatų tapti kandidatiniu raliu į Europos ralio čempionatą. Tai didelė garbė ir parodytas Tarptautinės automobilių sporto federacijos dėmesys bei pripažinimas. Šiemet į Rokiškį atvyko vienas FIA atstovas, kuris stebi ralio organizaciją ir rašo pastabas. Jeigu ralio įvertinimas bus geras, kitais metais ralis bus jau paskelbtas kandidatu į Europos čempionatą ir į Rokiškį tada atvažiuos visa FIA delegacija. Jeigu ir jie Rokiškio ralį įvertins gerai, tada Lietuvoje tikrai gali atsirasti Europos ralio čempionato etapas. Tačiau iki to reikia nueiti dar ilgą kelią, praeis nemažiau kaip 3 metai, tad grįžkime į šiuos metus. Kova šiame ralyje Rokiškyje užvirė dar prieš startą ir dėl to pasistengė patys organizatoriai. Dar vienas unikalus šio ralio bruožas, vienintelis lietuviškas ralis, kuris rengia lenktynininkų kvalifikaciją. Kvalifikaciniam greičio ruožui organizatoriai atrinko ir pakvietė 20 geriausių ekipažų. 10 geriausiai pasirodžiusių kvalifikacijoje gavo galimybę pasirinkti starto poziciją. Ir čia prasidėjo pirmi taktiniai žaidimai. Kvalifikaciją laimėjo Vaidotas Žala ir jis nedvejodamas pasirinko pirmą starto vietą. Tam jis turi savų priežasčių. Kodėl pirma? Taigi palaidas žvyras, blogai, jeigu stovintis vanduo bus? Tai manęs nėra labai daug. Svarbu, mano nuomonė, svarbesnis elementas, kad žvyras šlapias daugumai vietų, o šlapias žvyras geriausia sukėbimą sukuria važiuojant pirmam. Toksai prieš intuiciją, ką mes matom ant sauso žvyro, tai aišku bus turbūt atkarpų, kur tas plačiuose žvyrkeliuose bus sausiau, tai biški kelio valyti teks, bet ten, kur šlapia, tai tada vienareikšmiškai ta pirma pozicija lošia. Tai čia toks, šiandien toks oras, kur nėra teisingo atsakymo, tai tiesiog aš pripratęs varyti pirmas, man nėra jokių vėžų, nieks ten nereguliuoja eismo, aš atvarau, stabdau kur noriu, suku kur noriu, tai žodžiu, man toksai, kaip sakyti, kaip namie. Komfortiškiau. Komfortiškiau, jo. Antras kvalifikacijoje atvažiavo Rokas Steponavičius ir jis pasirinko kiek atsargesnę, trečią startinę poziciją. Pirmas greičio ruožas turi greitų posūkių, kurie man pasirodė ganėtinai akmeningi, tų šaratukų burbuliukų, tai galvoju, tiesiog linija bus geriau nuvalyta. O pirmu nesu važiavęs, tai, ta prasme, antru esu važiavęs, bet ta patirtis maža ant tų tokių palaido to žvyro, tai dėl to pasirinkau konservatyvesnę taktiką. Trečias jau kažkiek matysis ta vežė, pavalytas ir gal bus gerai, o nenorėjau daug į galą, nes jeigu būtų lietus ir kai atsiranda vežė stovi vanduo, tai aš galvoju, tada tu praloštum daug. Tai va toks saugi taktika. Trečią vietą parodė Justas Tamašauskas ir jis pasirinko 4. starto vietą. Tik 4. kvalifikacijoje finišavo Vladas Jurkevičius, kuris į Rokiškį atvažiavo naujų Toyota Yaris automobiliu. Vladas nustebino visus, pasirinkęs 10. starto poziciją. Originalus pasirinkimas. Kodėl? Taip, ekipažas. Aš galvočiau kitų originalesnis yra, nes aišku, čia 9-ieji. Žvyrė visą laiką nusivalo, kuo vėliau to geriau, bet čia truputėlį drėgna, tai tas drėgnas, tas purus gruntas dėl jo gali lėčiau bėgėti. Tai toksai, aš manau, čia didelio skirtumo nėra šitam raliui, kur, nes nei dulkių yra, ta prasme, manau, kad nelabai čia svarbu, tai galvojam, važiuosim 10 ir viskas. 6. kvalifikacijoje Giedrius Notkus, jis pasirinko startuoti 2 numeriu. Tai turėjom šitų tokių problemų techninių problemų su automobiliu. Per tiesinį greičio ruožą mums pasivedė generatorius, tai važiavom be krovimo ir tokie buvom labai išsiblaškę. Tada grįžom, pasikeitėm generatorių, tada startavom kvalifikacijoje. Ir visai neblogai sekėsi, bet paskutiniam stabdyme pračiažėm šiek tiek apexą ir išvažiavom į tą vadinamą reiklą, jo palaidą žvyrą, kur
šiek tiek automobilis ilgiau bėgėjasi, boksavo ir ten praradom kokį 1,5 sekundės, mes taip su Daliu sprendžiame, tai va tos 1,5 sekundės mums ir pritrūko iki top 3-tuko, tai manau, kad viskas gerai. Forma truputį grįžta, nors ties ir neturėjom dėl gedimų, bet manau, kad ralis ilgas ir galėsim čia atsigriebti. Prasidėjus pirmam greičio ruožui, ralis beveik iš karto ėmė rinkti savo aukas. Pirmas greičio ruožas buvo pats ilgiausias ralyje. Antrą greičio ruožą laimėjo jau Giedrius Notkus, o Žala užgeso starte ir prarado 4 sekundės bei finišavo tik 6. Likus vienam miesto greičio ruožui, Žala prieš visus pirmavo 6 sekundėmis, bet tai nebuvo tas pranašumas, kuris leidžia atsipalaiduoti. Labai nervinga diena, atrodo prasidėjo viskas gerai, kvalifikacija, paukštų super svarėlė, pirmas irgi 5 sekundės, jau taip galvoju, taip ramiai. Antram starte, užgesom, neįvertinau paviršius. Tada atsirado nervukas, reikia gal ir trečiam vėl pasidariau manevrą, ratą beveik numontavom, tai po finišo ratą keitėm, ketvirtam vėl ten tokių, žodžiu, toksai atrodo kaip kelmiai. Kai pradedi vytis, yra kitas režimas, jisai pareikalauja daugiau rizikos ir tada atsiranda nuotykių. Tai dabar 6,66 turim, tai reikia nusinulint ir vėl iš naujo. Tiki skaičių magija, 666. Bet čia labiau gal Vladui. Nežinau. Manau, kad dabar tiesiog skaičiais reikia mažiau vadovautis, reikia tiesiog važiuoti savo tempu. Nes kai bandau likti per savo ribas, nutinka nuotykiai. Save ekipažę viduj pralinksminam, bet ramybės tas nepriduoda. Tai žodžiu, kažkaip išsimušėm iš ritmą, reikia grįžti tą tokią stabilumą. Antras po 4 greičio ruožų Vladas Jurkevičius. Jis nuo Vaidoto atsiliko 6,66 sekundės dalis. Tačiau velnio skaičiaus jo negazdino. Vladai, tiki skaičių magiją? Ne. Tu 6,66, 6 sekundės 66 Tiek tavęs skiriasi nuo Vaido. Tai čia kuriam blogai dabar šitas, ką? Tai nežinau, prie tavo pavardės tie skaičiai. Žiūrėsim, gerai, kad netikiu. O kaip šiaip važiuosi? Atsargiai, bet trečią jau gerai visai važiavosi. Sustabdymais. Dar per anksti visur stabdau, nes greičio nejaučiu ir stojinai kažkaip keistai, bet posūkis laiko gerai. Tai greitėjom po truputį, vis čia geriau aiškėja viskas. Tai, jo. Bet be nuotykių, nors priekinis bamperis kaip ir toks truputį. Jo, čia visi klausia apie tą bamperį, bet esmė, kad Jario bamperyje pačioje nėra plasmasės jokios, ten tiesiog tokia kaip plėvė tas visas. Tai, ta prasme, iš vis be nuotykių, viskas sklandžiai, ramiai. Dabar čia tikslas yra susipažinti su mašina geriau. Jo, tai kol kas viskas gerai vyksta. Trečias Giedrius Notkus. 11 sekundžių atsilikimas nuo lyderio. Nebe nuotykių, bet 2 laimėti greičio ruožai nuteikė optimistiškai. Nusitikimas buvo neblogas prieš startą ir vis dėlto neslėpsim, kad Rokiškio greičio ruožai jau šiek tiek yra mums žinomi. Tai tas mums netrukdo ir rezultatė tas atsispindi, manau. Laimėjai vieną. Jo, laimėjom ir iš tikrųjų tą greičio ruožą ir pernai laimėjau, tai iš tikrųjų tas greičio ruožas, kur limpa ir kur buvo atvažiavęs kažkada žiemą pasitreniruoti, tai tas duoda truputį pliusų ir Vaidotas Žala matyt nebuvo atvažiavęs į jį. Bet kiti irgi žino tos greičio ruožus, tai... Ne, iš tikrųjų visiems žinomi, kiekvienas prisiemam savo rizikas, kiek mes galim ir kur sau leisti, tai kažkur vieną kartą tiksliau, kažkur galbūt kitur pasitampai, tai tas laikas irgi, kad ir kitų lenktynininkų yra labai šalia ir pažiūrėjus po 4 greičio ruožų, ten 5 sekundės daugiau ten nėra, tai ar priekį ar gale, tai iš tikrųjų esam visi krovoje ir čia, kaip sakyti, tos sekundės ar tikralio pradžioje nieko jos nereiškia. Dar už 5 sekundžių nuo Giedriaus kitas Giedrius, Firantas. Kaip patiems savijauta nėra tokia pikta kažkaip, bet būtų, bet į laikus pasižiūrim, kad ne vieni čia taip simuliuojam. Bet nesakyk, nėra jie ir labai prasti, vis tiek Hebroje važiuoja. Taip, tai va tas ir stebina, kad ne kažko, nėra, kad taip, velnės, kiek čia reiks daryti. Žinom, kad truputį tas, bet ir visi kažkaip, apart tenais to Vaido. Bet jūs be nuotykių automobilis kaip ir normaliai, ar kažką tai dar čia mechanikai daro?
daro, nes jie čia yra, tam kad daryti, o realiai buferį priekinį kažkur, nežinom, kabinam ir viskas, nu, bet čia kosmetiniai tokie pažeidimai. Tai viskas gerai? O kol kas taip. Už 2 giedrių per 2 sekundės atsilikęs nuo Firanto Rokas Steponavičius. Pagaliau po Lazdijų ralio avarijos susitvarkė savo Hyundaių. Kažkaip prastokai, pirmas, trečias, tai nežinau. Bet net neįsivaizdavau. Ta prasme, toks jausmas, kad stenograma stipriai per saugi, žinai, ir greitosi pravažiuoji paskui. Blemba, galėjau greičiau. Nu, vat kažkas nepasitaikė, ritmo nėra, nes atrodo vietom labai gerai. Ir po to taip nusimetam. Nu, kažkoks toks, žinai, nepasitikėjimas gal yra, net nežinau. Nu, kažkaip taip. Bet tai čia po to stogo neturėtų būti? Nebaimės klausimas. Ta prasme, aš manau, kad aš per atsargiai surašiau būtent tą pirmą greičio ruožą ir ir tu žinai, kai jis ilgas, greitos vietos, tu labai praradinėjai laiką, nes antras greičio ruožas yra šiek tiek lėtesnis. Ir ten viskas kaip ir buvo lėmė gerai, tik tai po praeitų metų šuolio tai jau neberizikavom, tai ten gali išlošti, ten atvarai didelio greičio, tai šiais metais ir pirmą ir antrą kartą stabdėm taip nemažai. Per 2 ratais varomų automobilių užsimezgė įdomi kova. Andrejų Apočkiną mažiau negu 1 sekundę lenkė Kajus Samsonas, kuriam šiame ralyje savo greitą BMW paskolino tėtis Martynas. Gerai, viskas pagal planą, kaip planavom, taip ir yra. Tėvo mašina greita? Labai, gal biškį net per greitą, bet po biškį bandysim prisijaukinti, matysim. Ir ta kova su Andrėjum visai nebloga sekundė, mažiau negu sekundė jūs skiria dabar. Nu jo, šiaip pagal planą mes galvojam tiesiog, matysim, jeigu gaunas, tai ir važiuosim taip, kaip gaunas, o jeigu matysim, kad galim pakovoti, tai gal ir pakovosim. Tai realiai vis tiek tas pats ir lieka, jeigu matysim, kad galim, tai ir lieksim. Paskutinį miesto greičio ruožą laimėjo Rokas Steponavičius, įrodęs savo kaip asfalto specialisto reputaciją. Dėl to jis bendroje rikiuotėje aplenkė Giedrių Firantą ir pakilo į 4. vietą bendroje įskaitoje. Kajus Samsonas įvežė beveik 10 sekundžių Andrejui Apočkinui ir pabėgo kovoje dėl greičiausio 2 ratais varomo automobilio titulo.